Granata! Judam! Klaipėdos kariai savanoriai iš 301-osios motorizuotos pėstininkų kuopos šį savaitgalį miegojo mažai. Vyko šio padalinio vertinamosios pratybos. Tai tarsi šių karių metų veiklos egzaminas, kurį stebi nepriklausomi vertintojai. Pagal legendą, diversantai užėmė pastatus pajūryje ir mūsų krašto kariai turėjo priešą surasti ir sunaikinti. Operacija vadinosi Saugus uostas. Su užduotimi kariai susitvarkė. Pasak vadų, sėkmingo operacijos baigtis priklauso nuo karių profesionalumo, pasiruošimo ir motyvacijos. Kokie kariai papuola, jeigu papuola sumanus, tai tikrai nėra sunku. Daugelis žino, ką reikia daryti, nes vis tiek yra ir kursus praėję, ir baigė kažką. Tai manau, kad nėra taip sunku. Kartais pasitaiko ir naujokų, kurios reikia, aišku, jiems daugiau papasakoti kažką, tai paaiškinti, kodėl taip reikia elgtis, kodėl kitaip, tokiose situacijose, paaiškinti, kaip patys atsidūrė tokios situacijos elgdavomės. Tai pagal situaciją. Lietuvoje iš viso tarnauja 550 karių savanorių. Jie suskirstyti į apygardas ir kuopas pagal gyvenamąją vietą ar net pageidavimą. Tai nuo 18 iki 55 metų vyrai ir moteris, turintys pagrindinius darbus ar besimokantis ir pareigą tėvynėje atliekantis savaitgaliais. Savanoriai yra, kaip sakoma, paprastai tariant, civiliai žmonės, kurie myli savo šalį, kurie turi darbus, turi šeimas Lietuvos valstybėje, kurie nori ginti šalį ir savo laisvą laiką aukoja savaitgaliais tam, kad išmoktų tėvynės gynybos ir esant reikalui ją gintų. Klaipėdiečiai savanoriai pasakojo, jog į tarnybą užsirašė dėl įvairiausių priežasčių. Aš vis dar norėjau pabūti kareiviu ir pakeliavęs po užsienį buvo toks gyvenime etapas, kad turėjau žiemą laisvę. Ir pagalvojau, kodėl nepabandžius pabūti kareiviu. Ir iš tikrųjų aš nuėjau tą bazinį kario kursą, tai yra 3 mėnesiai. Ten sužinau, kad egzistuoja tokia savanoriška tarnyba savaitgaliais, nes aš neplanavau eiti į nuolatinę tarnybą. Tai ten sužinau, kad yra tokios kaspas ir po tenai realiai praėjo porą mėnesių po grįžimo iš kurso ir atėjau ir esu jau 4 metai. Dirbu paprastą kasdienį darbą, o savaitgalius ir laisvą laiką skiriu krašto apsaugos savanorių pajėgoms. Todėl, kad, man svarbu mūsų šalies ateitis. Ir čia yra pareiga kiekvieno piliečio. Kiekvienas pilietis turėtų šito rūpintis. Ar sunku yra tai, ką darot? Yra žmonių, kuriems tai yra sunku. Kitiems tai yra lengva. Kiti ateina šį kartais ir atsigauti fiziškai, pailsėti, pabūti gamtoj, pabūti tarp puikių draugų, kurie yra puikus ginklo broliai. Nuo mažens jau norėjau visą gyvenimą pabūti kareiviu. Taip išėjo, kad su draugais sugalvojom užsirašyti savanoris. Ir užsirašėm ir visi 3 pradėjom savanorystę. Bet dabar išsiskyrė keliai, kas aukščiau, kas lieka mūsų kopui. Bet pačiam patinka? Taip, vis laik įdomu, vis laik tobulėjai, mokais kažką išmoksti. Praėję 3 savaičių bazinius mokymus kariai savanoriai pasirašo netrumpesnį nei 3 metų tarnybos sutartį. Už dalyvavimą pratybose mokami pinigai, o sutartis jai pasibaigus visada gali būti pratęsiama.